tikri draugai dalinasi viskuo. Nuotykiais, laimė, Nesutramdomu juoku. mažomis nuodėmėmis, pašnekesiais iki ryto, išdaikomis pagalba pačiu geriausiu gyvenimo laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Daugiau nei 70 programų. 100 megabitų sparta, kur be naršytum. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Pirmadienio lapkričio 2 dienos Jurbarko žiniose matysite. Visuomeninė organizacija Tvarkau Jurbarko kraštą jurbarkiečius pakvietė į prasmingą akciją 100 žvakių ant 100 apleistų kapų. Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams primena, už kokius įsiskolinimus jiems gali būti blokuojamos banko sąskaitos. Kultūros mozaikoje susitikimas su 85-ąjį savo gyvenimo rudenį šiemet pasitinkančiu Jurbarko Konstantino Glinskio mėgėjų teatro aktoriumi Juozapu Abramavičiumi. Visuomeninė organizacija Tvarkau Jurbarko kraštą visų šventųjų ir vėlinių išvakarėse surengė akciją 100 žvakelių ant 100 apleistų kapų. Spalio 31 daugiau nei 30 žmonių iš viso rajono tvarkė kapus esančius 5 skirtingose rajonų seniūnijose. Yra visų šventų išvakarės ir tiesiog nesinori, kad užmirštų kapelių nebūtų, nes juose taip pat ilsisi žmonės, kurie brangus mūsų valstybei, mūsų žmonėm ir mūsų Jurbarkui. Taigi kartu su mūsų organizacija Tvarkau Jurbarko kraštą pakvietė jurbarkiškius joje sudalyvauti. Taigi vakar buvo sutvarkytos kapinės skirsnemunės seniūnijoje, senkapiai. O šiandien Smalininkuose yra grupelė apie 10 žmonių susirinkę, ten lankys evangelikų liuteronų kapinės, mes važiuosim į žydų kapinės Jurbarke, taip pat aplankysim Girdžių seniūnijoje Jokubaičių kaimo senkapius ir į Viešvilę. Viešvilėje taip pat lankysime senkapius. Mūsų organizacija yra orientuota daryti gerus darbus ir manome, kad šis darbas yra ne tik geras, bet ir labai prasmingas. Pačiame Jurbarko mieste buvo tvarkomos žydų kapinės, esančios rytinėje miesto pusėje. Nors šios kapinės tvarkomos ir prižiūrimos, pasak Dariaus Juodaičio, šios talkos metu čia buvo sugrėbti ir išnešti lapai, o čia palaidotų žmonių atminimui uždegtos žvakutės. Kapinės pakankamai gražiai tvarkomos yra, tik tai tiek, kad ruduo krenta lapai, tai ten tiesiog bus nugreibti ir nuvežti lapai ir uždegtos žvakelės. Jokubaičių kaime senkapiuose tai reikės truputį krūmus pakapoti, reikės nudažyti kryžių. Viešvilėje taip pat bus greibiami lapai, uždegamos žvakelės. Tas pats buvo daroma vakar ir Skirsnemoje. Organizacijos Tvarkau Jurbarko kraštą iniciatyvinės grupės vadovai už dalyvavimą šioje prasmingoje akcijoje dėkoja tiek pavieniams jurbarkiečiams, tiek ir tiems, kurie atvyko šeimomis su savo vaikais. Toks tėvų pavyzdys yra puikus atsakingumo, visuomeniškumo ir bendruomeniškumo pavyzdys. Šią akciją parėmė verslininkas Daivaras Rybakovas, kuris finansavo žvakių nupirkimą, o prie talkos organizavimo skirose seniūnijose prisidėjo šių vietovių seniūnai ir kiti geriems darbams neabejingi žmonės. Pasitaiko atvejų, kai gyventojai tik prireikus atsiskaityti kortelę ar atlikti internetinį pinigų pervedimą sužino, jog jų sąskaitas blokavo valstybinė mokesčių inspekcija už skolas, apie kurias gyventojai sako nieko nežinoja. Tais atvejais, kai mokesčio, pavyzdžiui žemės mokesčio, deklaraciją asmenį suformuoja mokesčių administratorius, o pastaroji asmens nepasiekia dėl įvairių priežasčių. Asmuo laiku neperskaitė gautos informacijos asmeniniame elektroniniam pašte, mokesčių inspekcijai nurodė klaidingą pašto adresą, pakeitė gyvenamą vietą ir panašiai, gyventojo informacija apie mokesčio prievolę nepasiekia. Tuomet apie skolą asmuo gali ir nežinoti. Todėl labai svarbu pasikeitus asmens kontaktiniams duomenims apie tai informuoti ir mokesčių administratorių. Tais atvejais, kai mokestį apskaičiuoja ir deklaruoja pats mokėtojas, apie mokėtinas mokesčio sumas asmuo negali nežinoti. Kaip sužinoti, ar mokesčių mokėtojas neskolingas biudžetui?
Visi mokesčių mokėtojai, norėdami sužinoti savo įsipareigojimus valstybei ar patikslinti pasikeitusius kontaktinius duomenis ar pasinaudoti kitomis mokesčių inspekcijos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, tai gali padaryti prisijungę prie Mano VMI sistemos mokesčių inspekcijos interneto svetainėje ir jeigu reikia, mokesčius sumokėti iš karto. Norint prisijungti prie Mano VMI, tai reikia mokesčių inspekcijos interneto svetainėje esančioje skiltyje Mano VMI pasirinkti patogiausią prisijungimo būdą per savo internetinę bankininkystę su mokesčių inspekcijos priemonėmis arba naudojant elektroninį parašą. Prisijungimo būdai yra tokie patys, kaip ir teikiant deklaracijas elektroniniu būdu. Kokiais atvejais dažniausiai valstybei įsiskolina gyventojai? Dalis gyventojų įsiskolina biudžetui dėl mokesčių įstatymų nežinojimo. Neteisingai užpildo pajamų deklaraciją, pamiršta deklaracijoje užpildyti laukelį, kuriame nurodomas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis už vaikus, neteisingai patikslina deklaracijas. Dažnai gyventojai teigia nežinoję apie privalomos sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimą biudžetui, gyventojų pajamų mokesčio skolą susidariusią dėl gyventojo pasinaudoto per didelio metinio neapmokestinamo pajamų dydžio. Dalis asmenų žino apie įsiskolinimą, bet negali sumokėti skolų dėl sunkios finansinės padėties. Ką daryti, jei gyventojas artimiausių metų neturi galimybių skolos sumokėti? Gyventojai, turintieji laikinų finansinių sunkumų, gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl galimybės mokestinę nepriemoką mokėti dalimis ar taikyti kitas pagalbos priemonės. Mokesčių administravimo įstatymas numato, kada mokesčių mokėtojai dėl susidariusios mokestinės nepriemokos gali būti teikiama valstybės pagalba. Taigi mokesčių mokėtojai kreipusis į mokesčių inspekciją ir identifikavus problemą, vertinama ir ieškoma būdų, kaip jam padėti. Sudaryti mokestinės paskolos sutartį, suteikiant galimybę esamą nepriemoką pagal tam tikrą grafiką mokėti dalimis, savo iniciatyvą nepradėti arba stabdyti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo procedūras, atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą ir panašiai. Tačiau tokiu atveju mokesčių administratorius vertina ekonominę tokių mokėtojų situaciją. Ir jeigu ji pasikeičia, tai yra atsiranda galimybė sumokėti skolą, jis turi pakankamai lėšų, tai ir skolą gyventojas privalo padengti. Spalio 23 dieną Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje vyko teatralizuotas teismas, kuriame už gyvenimą slepiantis po svetimomis pavardėmis buvo teisiamas neseniai garbinga 85 metų sukakties šventės ilgametis Konstantino Glinskio teatro aktorius Juozapas Abromavičius. Šio aktoriaus jubiliejui ir kūrybai skirtas vakaras Stop teismas eina prasidėjo skambia Jurbarko kultūros centro dainavimo studijos, kuriai vadovauja Rūta Šličkutė daina, po kurios prasidėjo ir tikrasis teismo procesas. Juozas Abromavičius buvo kaltinamas dokumentų klastojimu ir gyvenimu svetimomis pavardėmis. Pakviestas padėjus ranką ant teatro istorijos, prisiekti, sakyti tiesą ir tik tiesą, aktorius nesutriko ir po priesaikos gausiai susirinkusiems jo kūrybos mėgėjams ir vakaro svečiams savo išpažintį pradėjo nuo prisiminimų apie patį pirmąjį vaidmenį, kurio aktorius nepamiršo iki šiol. 20 amžiaus 39 metų. Tai pirmas mano vaidmuo scenoje buvo pradžios mokykloje, ten mokytoja suorganizavo spektaklį, vaidinimą ir aš buvau toks padauža ir mane buvo numatę vaidinti buržujų, tokį poną su katiliuku, įtaisė man katiliuką, tėvas paskolino, davė man caro rublių didelių, ir aš pradėjau repetuotis, reiškiasi, prasidėjo vaidinimas, aš buvau pagal scenarijų numatyta, kad aš ponas ir išdidus, tai aš išėjęs į sceną pradėjau išdidžiai žingsniuoti, žiūriu, pirmoje eilėje
sėdi mano tėvai ir mano sesutė 3 metų. Ir ta sesutė mane pažino ir sušuko, Jūzas mūsų, sako. Aš supykau, pasimečiau, užmiršau savo tekstą. Ir aš išbėgau iš scenos pas mokytoją į jos kambarį. Ir ta mokytoja sako, tu, Juzelį, tu, sako, tekstą taip mokė, vienu žodžiu, grįžkim, supranti. O aš sakau, nevaidinsiu, aš užmiršau. Tada jį mane pabučiavo, kadangi jį mane pabučiavo, o aš ją mylėjau kaip mokytoja, vėl aš išėjau ir atlikau pirmąjį savo vaidmenį. Kaip ir dera teismo posėdžiuose, visų jam išsakomų kaltinimų Juozas Abromavičius klausėsi tylus ir susikaupęs. Tokį jį žiūrovai yra įpratę matyti nuolat. Jau ne vienerius metus kartu su Juozapu dirbanti režisierė Danutė Samienė, kalbėdama apie šį savo teatro aktorių, tvirtino, jog skirtingai nei scenoje, gyvenime jis yra visiškai nepanašus į teatro žmogų. Susitikus gatvėje, net nepagalvotum, kad jisai turi drąsos lipti į sceną. Jisai neramus, toksai gali net nepasisveikinti, kažkur žiūri tiesiai tolyn, toks pilkas žmogus, taip atrodo. O scenoje jis yra vienas iš tų unikalių mūsų teatro žmonių, kadangi nežiūrint jo amžiaus, Juozas labai gerai prisimena tekstą. Ir jis turi tokį principą pasakyti tekstą taip, kaip reikia. Visa, kas neimprovizuojant, viskas, ką parašė autorius, žodžiu, didelę pagarbą jis jaučia literatūrai. Ir mes paskutiniam spektaklyje, Rudens saulėje, pagal Danutę Žilaitytę, kur pastatėm, mane stebino Juozo monologų, tiesiog puikus atkartojimas, puikia atmintis, puikus teksto išdėstymas. Tai jis yra taip labai įdomus tuo. Jam labai tiko įvairūs fašistų vaidmenys ir kiek istorijai mačiau nuotraukose, iš tikrųjų toks labai simpatiškas, charakteringas vokietis. Bet iš tiesų Juozas sukūrė daug ir gerų vaidmenų. Ir Kerdžius Ignacija buvo labai gražus vaidmuo, nes jau jo patirtis, jo gyvenimiškoji patirtis labai leidžia jam daug ką pasakyti vaikams, daug ką pasakyti jaunimui. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų teatre yra nuo 6 iki 85 metų žmonės ir jie gerbė, tas jaunimas gerbė senolius. Niūroko veido su pikto žmogaus bruožais, kaip kad pats save apibūdino teatro aktorius, daugiausiai sukūrė neigiamų personažų. Daugiausiai tai neigiamus, kadangi aš piktos išvaizdos, niekada nesišypsau, tai tinka tik tai šitą kokiam banditą ar kitokiam vaidmenį. Vieną kartą tai teko tik tai vaidinti teigiamą vaidmenį, tai buvo, neatsimenu, kas dramaturgas, buvo Palata. Tai ten jau vaidinau teigiamą vaidmenį. O taip daugiausiai tai Strėba, tai vokietį, tai paklydėlį, sūnų, visokių. Teko vaidinti čia tokia iš Petrogrado buvo atvažiavusi Lukoševičiūtė Ona, tai jie čia irgi gabi buvo aktorė, o tai teko su jie vaidinti. Su tuo, jog aktorius tinka tik blogiems vaidmenims, nesutikusi teatro režisierė išvardino visą eilę kitų vaidmenų, kuriuose Juozapas Abromavičius įkūnėjo ne tik teigiamus, bet ir linksmus personažus. Buvo ir Karklinskas, ir Bekampis, ir kompozitorius Udrė, koks buvo drama įdomus, Bevardė žvaigždė Sebastiano, kai jis vaidino kompozitorių Udrė. Aišku, buvo labai įdomu, kad jam garbanojo plaukus, kadangi tai rumūnų pjesė, tokie vengriški charakteriai, jam garbanojo plaukus, jisai su klarnetu grojo, pasakojo apie savo sukurtą operą. Tai tiesiog
Jos nelabai reikia daug ką aiškinti, jis puikiai supranta pats, jam taip nupasakoja charakterį ir jis vaidmenį kūrė pats, jam jau ten nereikia ypatingų mizanscenų ten su juo galvoti, jeigu jau pats nenori režisierius kažko tai tokio statyti ant galvos. Bet aišku, aš jau kai kurių jų artistų nebestatau ant galvos. Jis turi giluminį kažkaip, ir tai yra niekaip nesuprasi, iš kur žmoguje tokiam ramiam, tyliam, niekur neužkliūvančiam, staiga atsiranda drąsos atsidarius uždangai. Va čia man ir kažkokia amžina paslaptis. Kiti tai matosi, kad tiesiog jie yra scenos žmonės, jiems tai patinka, o apie Juozą to nepasakysi. Taip atrodo, kad, kaip čia dabar jis išdrįstų ir išeiti į sceną. Aš prisimenu, Šaktarpyje, kai jis Jurgaitį vaidino, kai tie papjauti poliai, kai jisai tą monologą su ašarom akyse kalbėjo ir dabar pažiūrėjus filmuotą medžiagą šiurpas eina. O kada gyvai scenoje, žinot, visai kitas jausmas ir stipresnis jausmas yra tai matant. Labai, labai spūdingas ir labai gražus ir aš dar taip norėčiau su to spektakliu kur nors pavažiuoti, pasirodyti, mes čia tai bendraujam su Kauno Mažuoju teatru sėkmingai, ir labai norėtųsi dar pasirodyti. Kaip ir visi menininkai, sakosi vienodai branginantis savo kūrinius, taip ir Juozapas Abramovičius nebuvo linkęs įvardinti kokio nors vieno vaidmens, labiausiai palietusio jo širdį ir sielą. Kiekvienas vaidmuo tai kaip mamai vaikas, aš nenorėčiau skirti. Tai galiu priminti, kad sūnų paklydėlį vaidinant, aš ten tą paklydėlį vaidinau. Ir pirmą kartą čia mūsų liaudies teatras tada vadinosi, vaidiname Lietuvos televizijoje. Ir tada jokių įrašų nebuvo, tiesiog vaidyba ėjo į eterį. Po šito televizinio pasirodymo nuvažiavau pas seserį į Šiaulius ir išėjau paslampinėti į miestą ir mane vienas vyriškis pasveikina ir sako, aš tave mačiau per televizorių. Įmudu pasikalbėjom, reiškėsi. Tai ten buvo Rajas Mikas šito vaidmens vardas. Tai kadangi mane net Šiauliai atpažino, tai jau galima laikyti, kad tai buvo pats rimčiausias. Neapsieita Juozapo teatrinėme gyvenime ir be kuriozinių situacijų. Vieno vaidinimo metu aktorius vos nepersišovė savo kojos su kišenėje turėto startiniu pistoletu. Tai užkulisį paltę laikiau šitą starterį ir jis uždarytas tas starteris, bet aš matai, kaip pradėjau gniaužyti, atsidarė užraktas ir aš paspūsiu, kad kiti vaidina, o aš šaudau tenai. Tai ten persiganda mūsų režisierius, bet žiūrovai ir tie televizijos patarnautojai nesuprato, galvoja, kad ten taip ir reikia. Apie šiandieninį teatrą Juozapas Abramovičius kalba labai atsargiai. Pasak jo, pasikeitė ne tik pats teatras, bet ir žiūrovas. Šiandien jis teatre jau nebeieško atsakymų į gyvenimų diktuojamus klausimus, o ateina pasilinksminti ir atsipalaiduoti. Toks teatras sukaktuvininkui nepažįstamas ir svetimas. Dabartiniai teatrai, dramos teatrai yra naujoviški ir aš tai senamadiškas žmogus ir man tik tai klasikiniai teatrai patinka. Dabartinių tai vieną kitą tai dar galima žiūrėti, o taip šokinėjimas toks nėra iš spektaklio, nėra daugiausiai nėra ką pasimokyti žiūrovui. Anksčiau tai dabar į šitos spektaklius didmiesčiuose tai ten einama, o kaip
mūsų apylinkėse, tai mano kaip artisto ir žiūrovų tokio pat amžiaus mažai yra likę, ir jaunimas nemėgsta teatro, todėl žiūrovų, anksčiau tai žiūrovų būdavo masiškai, tekdavo po 2-3 premjeras suvaidinti. Aktoriaus teismas baigėsi visišku jo išteisinimu. Giedodami ilgiausių metų sukaktuvininkui, jo kolegos, draugai ir žiūrovai linkėjo sėkmės, kūrybos, laimės ir be abejonės sveikatos, kuri leistų dar ne kartą Juozapui Abromavičiui, būnant scenoje, gėrėtis jo talentu, nuoširdumu ir semtis iš jo energijos bei kūrybiškumo. Lapkričio 3 dieną, 18 val. Lėlių milžinų teatras kviečia mažuosius jurbarkiečius, jų tėvelius ir senelius ateiti į įspūdingą Kempinuko nuotykių spektaklį. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro kasose. Lapkričio 7 dieną, 16 val. Jurbarko kultūros centre vyks 14-oji kapelų šventė Pamituvio armonika, skirta etnografinių regionų metams. Ne tik gros ir dainuos, bet ir rakandus kalbins Jurbarko kultūros centro kapela Santaka, Palangos kultūros centro folkloro ansamblio Mėguva instrumentinė grupė, liaudiškos muzikos kapela Smilga iš Kauno, Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro kapela Jovaras, bei dar kelios kitos kapelos iš kitų Lietuvos miestų. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112.